Sveiki, šiandien pabandysime susipažinti su koordinatėmis. Koordinatės iš tiesų Excel'yje yra kelių rūšių. Paprastai, kada mes parašome kažkokią tai formulę, tarkim, pavyzdžiui, jeigu aš kažkur tai įrašiau skaičių 15, konkrečiai dabar A12 langelyje įrašiau skaičių 15 ir štai šitam langelyje K1 norėčiau atkartoti, kad man lygiai tą patį parašytų, aš turėčiau rašyti lygų ir bakstelti į šitą langelį. Tai reiškia bakstelti į A12. Spausti skaičių Enter ir dabar matau, kad mano iš tikrųjų užrašyta ta, kaip čia pasakius, tokia kaip ir formulė šitam langelyje lygų A12 įsirašė ir atkartoja būtent viską, kas yra parašyta šitam langelyje. Tarkim, aš sugalvojau skaičių 15 pakeisti į skaičių 14, spaudžiu Enter ir matau, kad mano K1 langelį skaičius, tas, kur buvo parašyta 15, pasikeitė į skaičių 14, nes natūralu, K1 langelyje, dar kartą kartoju, atsiranda būtent viskas parašyta, kas yra parašyta A12 langelį. Jeigu aš paimsiu šitą langelį už kampiuko, štai čia, kur yra kvadratukas, ir pabandysiu tempti į apačią. Kaip žinia, jeigu mes tempiame į apačią, Excel'is perkopijuoja formulę. Tai kaip ir turėtų man perkopijuoti lygų kažkiek tai. Tai mes buvom parašę lygų A12, tai mums šitą formulę turėtų perkopijuoti. Paleidžiam ir dabar matome, kad čia gavosi 0. Kodėl gavosi 0? Todėl, kad automatiškai tempiant iš A12 pasidarė A13. Tai reiškia, aš tempiu į apačią ir čia lygiai taip pat koordinatė tempiasi į apačią. Tai vietoj A12 pasidaro A13, sekančiam langelyje bus A14, sekančiam A15 ir taip toliau. Tarkim, jeigu aš langelyje 13 įrašysiu skaičių 15 dabar, mes pamatysime, kad langelyje K2 įsirašo irgi skaičius 15. Nes matot, automatiškai persikopijuoja. Tai va tos koordinatės, kurios iš tikrųjų tempiant kinta, yra vadinamos santykinėmis koordinatėmis. Tai koordinatės, kurios kinta ir jos paprastai užsirašo štai šitaip paprastai A1, A12, K1, K12, M12, M10 ir taip toliau. Dabar pažiūrėkime, kas atsitiks, jeigu iš tikrųjų mes pabandysime šitą langelį pratempti į kairę arba į dešinę pusę. Tempiu į šoną ir man lygiai taip pat kažkas čia persikopijuoja, bet čia bus 0, 0, čia žodelis stačiakampio plotas, turėtų matytis visas užrašas, bet kadangi langelis uždengia, toliau vėl 0. Kodėl ir iš kur čia atsiranda šitas žodelis? Todėl, kad tempiant vietoj, ką jau dabar ne į apačią tempiu, bet į šoną, tai matau, kad čia jau mano koordinatė pasikeitė į vietoj A12 į B12, čia pasikeitė į C12, tai mes einame į šoną ir toliau matom, kad pas mane D12 langelėje parašytas stačiakampio plotas, tai čia už tai ir atsiranda šitas žodelis. Tai vat absoliutinės koordinatės iš tikrųjų jos kinta tampant mums štai šitą būtent, kur mes stovime langelį už kampiuko. Pabandykime dabar kitą variantą. Jeigu aš į K12 langelį vėl pasirašau lygiai tą pačią formulę, štai čia A12, spaudžiu Enter, man parašo 14. Tik dabar prie raidelės A aš tiesiog raidžių klaviatūroje randu
dolerio ženkliuką ir prirašau dolerio ženklą. Tai dabar žiūrėkit, mano formulė pasidaro lygu dolerio ženkliukas A ir 12. Kas dabar iš tiesų atsitiks? Kol kas lyg ir nieko neatsitiko, liko tas pats 14 skaičiukas. Dabar pabandysiu tempti į apačią. Kas atsitinka? Lyg ir nieko neatsitinka, taip kaip ir buvo čia. Čia pasidaro A13, čia pasidaro A14 koordinatė, A15 ir taip toliau. Kas dabar atsitiks man tempiant į šoną? Tempiu į šoną ir dabar žiūrėkit. 14, 14, 14. Tai kasgi čia atsitinka? Čia, kada mes turime parašytą dolerio ženkliuką, tempiant į šoną, pasižiūrėkit, man nebekinta, čia buvo B12, o čia pasiliko A12. Tai reiškia, man tas dolerio ženkliukas kaip ir įkiša į kažkokius rėmus tą raidelę A, ir jau aš galiu tampyti į šonus, jau nepasidarys B, C ar D raidelė. Tai reiškia, visur atkartos būtent tą raidelę. Tai vat tokia koordinatė, kurios priekyje yra dolerio ženkliukas, yra vadinami mišriąja koordinate. Tai reiškia, raidelė nekinta, bet skaičiukas kinta. Dabar pabandykime pasidaryti atvirkštinį variantą. Jeigu aš čia rašau lygų ir lygiai taip pat baksteliu į šitą savo jau turimą koordinatę, jeigu aš nebe prie A, bet prieš skaičių 12 prisirašau dolerio ženkliuką. Prie A dabar neberašau. Kas atsitiks? Tai tempiu į apačią. Žiūrėkit, pasidaro 14, 14, bet jeigu tempsiu į šoną, man pasidarys toks pat, kaip pradžioj tas variantas. Tai reiškia, kad aš tempiu į apačią ir atkreipkite dėmesį, čia yra A12, čia yra A12, čia yra A12, čia yra A12 ir taip toliau. Tai reiškia, dolerio ženkliukas prieš skaičiuką mums nebeleidžia keisti skaičiuko. Ir čia mes visą laiką turime 14, o tempiant į šoną, tai tiesiog, kadangi mes prieš A raidelę nepadėjom dolerio ženkliuko, tai čia ir gaunasi jau B12, C12, D12 ir taip toliau. Tai šitos abidvi koordinatės, kada mes dolerio ženklą prirašom prieš raidelę A arba prieš skaičiuką, yra vadinamos mišriosiomis koordinatėmis. Prieš šitą arba prieš šitą prisirašom. Na ir pabandykim dar vieną variantą, kada aš turiu vėlgi lygų ir baksteliu čia. Tik tais dabar aš jau prirašysiu dolerio ženklą ir prie raidelės, ir prie skaičiukų. Tai dabar šiuo atveju tikriausiai jau galite nuspėti, kad aš tempiu į apačią. Man visur 14 pasirašo, tempiu į šoną, man visur irgi 14. Tai reiškia, nei raidelė, nei skaičiukas nekinta. Ir tokia koordinatė yra vadinama absoliutinė koordinatė. Taigi, tos koordinatės, kurios kinta, yra santykinės, kurių kinta arba raidelė, arba skaičiukas yra mišriosios, ir tų, kurių nekinta nei raidelė, nei skaičiukas, yra absoliutinės koordinatės. Tai koordinatės yra 3 rūšių. Dabar pasižiūrėkite, kaip tai veikia pačiuose uždaviniuose. Prisimenam, tarkim, pačius paprasčiausius uždavinius, pavyzdžiui, Jonas, Petras ir Antanas turėjo čia, tarkim, kažkiek tai pinigų kišenpinigių. Mums dabar reikia bendrai suskaičiuoti, tai kiek Jonas, kiek Petras ir kiek Antanas turėjo pinigų. Tai pats paprasčiausias mums būdas skaičiuoti, aš galiu rašyti lygų, rašau sum formulę, tikriausiai prisimenam, atsidarau skliaustelius, pasižymiu intervalą, žinoma, galima ir kitais būdais skaičiuoti, spaudžiu Enter ir matau, kad Jonas turėjo 19 pinigų. Jeigu aš paimsiu už kampelio ir paratempsiu į apačią, matysiu, kad automatiškai man čia buvo C4
E4, štai šitas visas intervalas, čia bus C5, E5, jau nebe 4, bet 5. Petras 23 pinigus turėjo ir Antanas turėjo 24 pinigus. Dabar, tarkim, atsiranda kažkoks tai geradaris dėdė, kuris sako, duosiu aš pinigą kiekvienam vaikinui ir Jonui, ir Petrui, Antanui ir duosiu po 10, sakykime, pinigų. Tai mums dabar reikia bendrai suskaičiuoti, kiek turi Jonas, kiek turi Petras ir kiek turi Antanas. Tai jau čia mums reikia sugalvoti, kokią parašyti formulę. Aš rašau lygų, baksteliu štai čia, kiek turi Jonas pinigų, spaudžiu pridėti ir tada baksteliu čia, kiek dėdė duoda Jonui pinigų. Spaudžiu Enter ir man suskaičiuoja 29 pinigus. Lyg ir viskas gerai. Jeigu aš dabar tempsiu į apačią, pasižiūrėkit, kas gaunasi. Gaunasi taip, kad Petras negavo iš dėdės pinigų, o Antanas gavo kažką, bet 29. Patikrinkim, kasgi čia yra. Čia matau, kad užsirašiau lyg ir teisingai tą formulę. Tuos paėmiau F4 ir pridėjau C2. Dabar čia žiūrėkim, kas gaunasi. Vėlgi paėmu F5 lyg ir teisingai, bet pridedu C3, va šitą valangelį, kuris yra tuščias. O man reikia, kad dėdės pinigų suma prisidėtų. Tai reiškia, aš jeigu noriu tempti į apačią ir nenoriu, kad vietoj C2 pasidarytų C3, aš prieš trejetą čia turiu pasirašyti dolerio ženkliuką. Ir jeigu aš čia pasirašau dolerio ženklą, žiūrėkite, kas tada gausis. Tik tais man dabar jau reikia ne C3, bet palikti tą C2. Aš C2, tada gaunasi taip, kad Petras turi 33 pinigus. Ir jeigu dabar jau tą pataisytą formulę mes pratempsim į apačią, matysim, kad Antanas turi 34. Vadinasi, viskas tvarkoj. Prie F6 pridėjau C2. Tik tais, jeigu norime iš tikrųjų, kad uždavinys būtų teisingai išspręstas, tai formulę mums reikėtų taisyti jau va šitam pirmajam langelį, tai reiškia ten, kur parašyta Jonas, ir jau čia pasitaisyti, prisidėti, sakykime, prie C2 va šitą dolerio ženkliuką, spausti Enter ir dar kartelį prabraukti. Aišku, niekas nepasikeičia, bet teisingumo dėlei reikėtų šitai padaryti. Štai va, dabar mes pritaikėm mišrėją koordinatę. Dabar pasižiūrėkime, tarkime, turime kitokį uždavinį, stačiakampio plotą. Stačiakampio plotas yra 20, sakykime, kvadratinių metrų, centimetrų, decimetrų kažko. Dabar vienos kraštinės ilgis yra 2, 4, 5, tiesiog kinta, gali kisti įvairiais atvejais skirtingai. Mums reikia apskaičiuoti. Tai koks bus kitos kraštinės ilgis, jeigu mes žinom, kad stačiakampio plotas yra 20. Realiai įsivaizduojam kambarį, kurio grindų plotas yra 20, viena kraštinė yra 2, sakykime, metrai, tai kiek metrų bus kita kraštinė. Tai realiai mes suprantam, kad čia tikriausiai reikėtų rašyti lygų, bakstelti čia, bendrą paimti plotą, jį dalinti iš šitos kraštinės. Ir jeigu aš spaudžiu Enter, matau, kad apskaičiuoja teisingai. Viena kraštinė bus 2, kita 10, bendras plotas bus 20. Vėlgi, jeigu aš dabar paimsiu ir trauksiu į šoną, pasižiūrėkim, iškart man rodo nuliukus. O turėtų rodyti iš tiesų čia 5, čia 4, ne? Nes, realiai, jeigu sudauginam, suprantam, ne? Tai dabar žiūrim, kur mes čia padarom klaidą. Tai klaida yra tai, kad mums šita koordinatė turėtų nesikeisti. Tai reiškia, G12 koordinatė, tempiant į šoną, turėtų nesikeisti. Ir aišku, kad aš čia turėčiau uždėti prieš G, nes aš noriu, kad raidelė nesikeistų. Prieš G turėčiau uždėti dolerio ženklą. Na, va dabar uždedu dolerio ženkliuką. Paimu už kampo, pratraukiu ir žiūriu, štai puiku, man suskaičiavo teisingai. Tai mes tiesiog išsibandėm 2 skirtingus variantus, kada mes panaudojam būtent mišriąsias koordinates.
Jeigu mes norime iš tikrųjų, jeigu šitoj formuliai užrašysime dolerio ženklą tiek prieš G, tiek prieš 12, iš esmės formuliai pratraukus niekas nepasikeis, kaip ir klaidos nebus. Bet jeigu mes žiūrim į patį tą teisingumą, kaip teisingai išspręsti uždavinį, tai išties gal nereikėtų rašyti prieš skaičiuką dolerio ženkliuko. Tai iš tiesų absoliutinės, santykinės ir mišrios koordinatės, kada mes naudojam, labai reikia žiūrėti ir priklauso nuo to, kokia yra uždavinio sąlyga. Ar pratraukiant mum formulę iš tikrųjų reikia tik tais į apačią pratraukti, ar į kairę, ar į dešinę, ar reikia tik tais, kad raidelės nesikeistų, tik skaičiukai nesikeistų, ar tiesiog, kad nesikeistų ir raidelės, ir skaičiukai, tai tada iš vis mes naudosime absoliutinės koordinates. Tai va, tai su koordinatėmis yra šitokia teorija, jinai yra, manyčiau, tikrai nesudėtinga ir dabar tik tais reikia priprasti ir naudoti šitas koordinates uždavinių sprendime. Tai tiesiog siūlau galbūt pabandyti išsispręsti dar vieną panašų uždavinį stačiakampio perimetras, kai yra. Jeigu mes turime stačiakampio perimetrą 20 cm, perimetras, žinote, yra visų kraštinių ilgių suma ir jeigu vienos kraštinės ilgis yra vėlgi 2, sakykime, centimetrai, kaip mums reikėtų apskaičiuoti kitos kraštinės ilgį. Tai tiesiog pagalvokite ir pabandykite išspręsti, pažiūrėkite dar kartelį įrašą ir aš manau, kad visiems labai puikiai pavyks.